kokios nuotaikos? Labai gerai, labai smagu. Aišku, treniruotės sunkus, bet čia žinom, dėl ko dirbam. Čia mums suteikia malonumą. Griežti treneriai? Taip, be abejo. O kaip Kaune dabar irgi pakankamai intensyvios laukia treniruotės? Taip, dabar pradėjome jau po 2 kartus į dieną salėj pradėsim sportuoti, todėl kad Palangoje buvo viena treniruotė laukia, viena salėj. Dabar bus daugiau taktikai skirsim ir krepšiniui. Krzysztofai, kas buvo per situaciją, kad nesusipratimas, nesusikalbėjot, kad sakėt neatvyksit, pavėlavo, treneris nežinojo? Ne, ten buvo viskai kitokia situacija, ten toks atitiko nesupratimas ir šitą, bet galų gale atvažiavau. Krzysztofai, kaip dėl kito sezono? Volgogrado klubas domisi jumis ir broliu, ar kažką girdėjot? Aišku, malonu, kad kažkas dar domisi, aišku, malonu. Bet nežinau, čia gal reikia daugiau klausti mūsų agento dėl tų klubų, todėl kad mes pasitikėm jais ir jiems atidavėm viską į jų rankos, kad jie ieškotų klubus ir mes stengiamės vasarą negalvoti apie klubus. O su Pauliu Motiejūnu kalbėjot, aptarėt kažką dėl Žalgirio, ar dar nespėjot? Dar nieko konkretaus, tik tai buvom susitikę, tik tai buvom kalbėję dėl draudimų rinktinėje čia, todėl kad vis tiek mes vienintelį rinktiniai su broliu neapdrausti ir negalim pilną jėgą sportuoti. Norėtųsi, kad laukiam žinių, atsakymų, norėtųsi, kad kuo greičiau rinktinė mūsų apdraustų. O kaip pas Krzysztofai jaučiatės? Ar viskas gerai, jokių traumų, nieko neskauda? Ne, viskas gerai, ačiū. Nesulauksim. Dėkui.